Edita Lei. Naminukas Nemigėlis. Nuotykių pradžia. Ar žinote, kaip ir kodėl namuose atsiranda naminukų? Sako, kad tai dovana kiekvieniems namams. Jie paslaptingai atsiranda ten, kur gyvena žmonės ir jaukiai įsitaisę saugo jų būstus ir net gyvūnus. Jeigu naminukui patinka šeimininkai, jis būna geras ir mylimos šeimos narius naktimis šukuoja. Bet jei šeimininkai bamba ar dėl pradingusių daiktų kaltina naminukus, tada šie pradeda pykti ir išdykauti. Naktimis žnaibo taip, kad net mėlynės lieka ir jų kerštui nėra pabaigos. Kai naminukų elgesys tampa nepakenčiamas, reikia su jais pasikalbėti arba palikti jiems maisto, pieno ir sausainių. Taigi, jei kas nors panašaus jums nutiktų, dabar žinotumėte, kaip elgtis, jei namuose pradėtų šeimininkauti naminukas. Bet ši istorija ne apie tai, kaip susidraugauti su paslaptingu namų gyventoju arba išvengti jo keršto. Ši istorija apie vieną keistą naminuką, kuris per savo išdykumą susirado tokius namus, kokių net pats nesitikėjo. Bet apie viską nuo pradžių. Vieno namo palėpėje gyveno senučiukas naminukas, kuris turėjo anūką. Viskas kaip ir būtų gerai, tačiau šis anūkėlis buvo ypač smalsus ir išdykęs. Kiek jis eibių prikrėtė, nė nesuskaičiuosi. Karstėsi, kur tik užsiropšti galėjo. Nuo to senelių net širdis stodavo iš baimės. Nei pagausi tokį vikruolį, nei sudrausminsi nenuoramą. O kiek kantrybės prireikalavo, kai jis nubaigtus senelio darbus sujaukdavo. Ruošia senelis gilių kavą, o tas nenuorama ima ir primaišo šermukšnių. Susiruošę jie būdavo grybauti. Tai užuot grybus rinkęs, jis nuodingas musmeres pjauna ir iš jų kepurių skrybėles pasidaro. Kad ir kiek senelis aiškintų, jog šios nuodingos, anūkėlių tai nemotais. Gražu jam taškuota kepurė ir gana. Bet visų sunkiausia buvo tai, kad jaunėlis beveik niekada nemiegojo. Todėl senelis pavadino jį Nemigėliu. Laukė nesulaukė senolis tos akimirkos, kada Nemigėlis užaugs ir ateis jam metas ieškoti savo namų, kuriuose, kaip ir visi naminukai, jis turės apsigyventi. Ir pagaliau ta diena išaušo. Nors atsisveikinti dažniausiai būna liūdna, tačiau ne šį kartą. Tos dienos, kai Nemigėlis užaugs ir jau bus pasirengęs iškeliauti, senelis labai laukė, nes buvo pavargęs nuo anūko išdaigų ir bemiegių naktų. Klausiate, kaip naminukai keliauja? Ogi su stebuklingo sukučio pagalba. Užaugę jauni naminukai iš senolių gauna dovanų sukutį ir tada jų gyvenimas pasikeičia. Jie pasiima sukutį, sugalvoja vietą, pasako, kur norėtų nukeliauti ir pasuka jį. Šis sukasi ir įsisuka tokiu greičiu, kad jau sunku žiūrėti, kas vyksta aplinkui, tada puf! Ir naminukai išnyksta. Po sekundės jie jau būna kažkur kitur. Ten, kur sukutis nukelia, naminukai dažniausiai ir pasilieka gyventi. Tačiau Nemigėlis iš to dykumo ne šiaip adresą pasakė, bet pažėrė begalybę norų. Kad jis norėtų gyventi dideliame mieste arba fantazijų pasaulyje, kur daug pramogų ir maisto ir kur naktimis būtų ką veikti. Sukutis matyt visai susipainiojo, šast ir nukėlė jį ten, kur jam pasirodė tinkama. Susitikimas su fėja. Ir atsidūrė Nemigėlis ne kieno nors namuose už krosnies, bet kažkokiame miestelyje. Tai buvo nepaprasta vieta. Jame radosi gausybė ypatingų vietų, parkų, parduotuvių bei kavinių. Pasirodė, kad dieną čia tiesiog verda gyvenimas.
vaikų klegesio pilni kiemai, o iš kavinių sklinda viliojantis kepinių aromatas. Tačiau atėjus vakarui, visi išsiskirsto ir nurimęs miestas paskęsta savo gražume. Šviečia sau vienas ir mėgaujasi kaupdamas geras emocijas kitai dienai. Tai labai patinka šio miesto gėlėms ir medžiams, kurie alsuoja ramybę ir puikuojasi savo žiedais ir lapais. Oi, kaip nudžiugo nemigėlis pamatęs tokią nuostabią vietą. Visai greitai jis susirado namelį su baldais ir lova. Tiesa, ji buvo per maža, bet miegoti jis visai nesirengė, ir nesuko dėl to galvos. Atsivilko į namelį ir skrynę iš vienos parduotuvės, nes nusprendė joje laikyti daiktus, kuriuos tik suras šiame mieste. Ir veiklos čia jam buvo apsčiai. Dienomis kavinėse slapčia berdavo į patiekalus druską ir juokino kūdikius, parkuose taškydavosi vandeniu ir kai žmonės, nesuprasdami, kas vyksta, dairydavosi aplinkui, kvatodavo į valias. Naktimis tyrinėjo miestą, maudėsi fontanuose, šniukštinėjo kavinių virtuvėse ir ieškojo įėjimų, kaip ir pro kur galima patekti į kokią patrauklią parduotuvę. Bet po mėnesio jam truputį pabodo ir jis pradėjo nuobodžiauti. Vieną rytą, kai mieste dar buvo tylu ir tuščia, sėdėdamas prie fontanų, nemigėlis mąstė, kągi reikės veikti visą dieną. Staiga išgirdo, kaip kažkas dainuoja. Jis apsidairė, bet nepastebėjo nė vieno žmogaus aplinkui. Todėl pagalvojo, kad jam pasivaideno. Tačiau po akimirkos vėl pasigirdo plonas balselis, kuris traukė labai linksmą dainelę. Nemigėlis striktelėjo iš vietos ir pasislėpė. Žiūri ir savo akimis patikėti negali. Šaligatviu žingsniuoja ir dainelę tarsi apie save traukia mažutė fėja. Esu plepsė ir gerai, man patinka tauškalai, viską, ką tik pamatau, aš iš karto apsakau, bla bla bla, nainana, tai graži mano daina, bla bla bla, nainana, tai graži mano daina. Jeigu niekas nekalbėtų, plepsė amžinai liūdėtų, nekalbėti negaliu, tauškalus labai myliu, bla bla bla, nainana, tai graži mano daina, bla bla bla, nainana, tai graži mano daina. Nemigėlį taip pralinksmino dainelė, kad nesusilaikė ir prunkštelėjo iš juoko į delną. Kas čia? Išsigando fėja ir pakilo į orą, norėdamas sprukti. Bet į slaptavietę stryktelėjo nemigėlis ir pradėjo šaukti. Nebijok! Čia tik aš, naminukas. Fėja stabtelėjo, truputį pasvarstė ir lėtai nusileido ant žemės. Iš kur atsiradai? Anksčiau tavęs čia nemačiau. Paklausė vis dar įtariai, apžiūrinėdama naminuką. Aš, nemigėlis, gyvenu ten savo namelyje. O kas tu tokia? Pasidomėjo aiškiai džiūgaudamas susitikimu. Aš esu plepsė ir gyvenu štai ten, fėjų slėnyje. Pasimaivė mažylė. Tu turbūt tikra pleputė, jeigu tokį vardą gavai. Nusijuokė naminukas. O tu tikriausiai turi problemų su miegu, kad nemigėliu vadiniesi. Atkirto plepsė. Man atrodo, ne aš, o miegas su manim turi problemų. Pajuokavo nemigėlis ir abu pradėjo kvatotis. Kas jau kas, bet juokas greitai padeda susidraugauti, todėl plepsė ir nemigėlis iš karto rado bendrą kalbą. Tai sakai, gyveni fėjų slėnyje? Kodėl aš apie jį iki šiol nežinojau? Matyt, ne viską dar čia apėjau. Pasikasė galvą nemigėlis ir pasiteiravo. O tada ką veiki šiame parke? Gal pasiklydai? Ką tu? Aš truputį, na gal ir netruputį, plepėjau ir nusibodo visiems manęs klausytis. Tada fėjos tarė, kad verčiau eičiau ieškoti kokio kito plepučio, tad ir leidausi į kelią. Man taip patinka kalbėti, kad tikriausiai ir tau greit nusibosiu.
pasakė plepsė ir nuleido žvilgsnį žemyn. Ne, man tikrai nenusibosi. Aš jau buvau sunerimęs, kad nebus su kuo pasikalbėti, todėl labai džiaugiuosi tave sutikęs. Neslėpė džiaugsmo Nemigėlis. Tai kągi tu veiki ištisas dienas? Pasmalsavo plepsė. Aš? Visur landžioju. Bandau rasti slapčiausius įėjimus, kaip pakliūti į pastatus, kai jie būna užrakinti. Tai tu tarsi plėšikas? Išpūtė akis plepsė. Na, tu čia ir pasakei. Naminukams juk galima. O jei tave pasiimsiu kartu, vadinasi, ir tau bus galima. Paaiškino Nemigėlis. Tada gerai. O kur keliausim? Paklausė plepsė. Ta proga, kad mes susipažinom, aš pakviesiu tave pietų. Išdidžiai pasakė naminukas. O plepsė nudžiugusi suplojo delnukais. Nuotykis kavinėje. Nemigėlis pasistebė ir pradėjo dairytis. Tada pasilipo aukščiau ir į kažką įsistebeilėjęs tarė. Eisim štai ten. Aš labai praalkau. Ten yra tokio maisto, kurį žmonės pica vadina. Pirštelius apsilaižysi. Pasakė jis, rodydamas į vieną iš kavinių. O kas ta pica? Fėjų slėnyje apie tokią negirdėjau. Pasikasė pakaušį plepsė. Kaip tu galėjai nežinoti? Pica tai toks skanus blynas, kurio vidurys minkštas, o krašteliai traškus, ant jo sudėta daržovių arba vaisių, o dar būna dešrytės, grybų, o svarbiausia gausybė skanaus ir minkšto sūrio. Svaigo Nemigėlis, net seilė jam nutyso. Vis tiek nesuprantu, reikia tai pamatyti. Nekantravo fėja. Tada paskubam, nes mano pilve jau vilkas surzgė. Atsakė Nemigėlis ir abu susijuokė įsivaizduodami Nemigėlio pilve tupinti alkaną vilką. Klausyk, o jei kas nors mūsų užklups? O jei pamatys, kad mes suvalgė maistą ir paskelbs mūsų paiešką? O jei tai nėra kokia katė, kuri tik ir tyko, kad sučiuptų švelnutę fėją? Nenustojo tauškėti fėja, nors jie jau tykino kavinės link. Atstok! Sakiau, kad man galima. Ir nėra ten jokios katės, aš jau patikrinau. Atkirto Nemigėlis ir staptelėjo. Klausyk, o kokią tu ten linksmą dainelę dainavai? Gal padainuojam kartu? Ai, dabar ji netinka, nes tai apie mane. Mums reikia naujos dainos. Pasakė fėja ir greitai pradėjo kažką burbėti po nosim. Tu draugai keistuoliai mes, Tuoj ragausime picas, niekas mums nesutrukdys, kimšim kiekį pilvalys, bla bla bla, nai na na, štai tokia draugų daina, bla bla bla, nai na na, štai tokia draugų daina. Užtraukė plepsė, po to pradėjo dainuoti abu ir taip patraukė į kavinę. Neilgai trukus jau stovėjo prie pastato, į kurį reikėjo prasmukti. Ir išties šis naminukas ne iš kelmo spirtas buvo. Jis žinojo, kad anksti ryte kavinė būna atrakinta. Joje kurį laiką šeimininkauja tik vienas kepėjas, kuris ruošia dienai produktus, kad pietums atėjus galėtų patiekti šviežią maistą. Jiems šiandien pasisekė ir dėl to, kad nereikėjo ieškoti jokio atviro lango, nes durys buvo tiesiog praviros. Nemigėlis su plepse besidairydami lengvai ir tyliai prasmuko vidun. Naminukas užsiropštė ant prekystalio, o plepsė, gavusi ženklą, kad saugu, purptelėjo paskui jį. Ir pasisektų man taip,
kad kepėjas kaip tyčia ką tik iškepė šviežutėlę picą ir tikriausiai pats ruošėsi paragauti, nes gabalėlis jau buvo atpjautas. Nemigėlis čiupo tą gabalėlį ir pasileido bėgti, o Plepsė iš paskos. Žmogui gal tai būtų vienas kąsnis, tačiau tokiems mažyliams tai prilygo pagalvės dydžio picos gabalui. Naminukas vos panešė savo pusryčius, todėl radę saugią vietelę, abu susėdo ir pradėjo dalytis pica. Matyt, jie buvo vienodai šalkę, arba pica buvo labai skani, nes nieko nekalbėdami kimšo, kiek galėjo. Kai pasisotino, Nemigėlis pradėjo dairytis aplinkui ir pamatė stiklinę su limonadu, kurioje buvo paliktas šiaudelis. Nori parodysiu, kaip varlė skęsta. Staiga pasiūlė jis ir pradėjo pūsti į šiaudelį. Burbulai vertėsi į viršų, taškydami į šonus limonado purslus. Ar nežinai, kad varlės gyvena vandenyje ir jos neskęsta? Juokėsi Plepsė. Bet jei skęstų, tada atrodytų būtent taip. Atkirto šis ir abu pradėjo kvatoti. Tada griuvo į servetėlių krūvą, o kai prisijokė kisotės, aprimo ir Plepsė tarė. Fėjų slėnyje manęs nepagirtų už tokias išdaigas. Nežinau, kaip ten pas jūs, bet naminukai tokie jau yra. Nori, gerus darbus daro, nori, išdykauja. Čia nieko nepakeisi. Glostydamas įsipūtusi pilvą, ramiai paaiškino Nemigėlis. Na ir gerai, patinka man su tavim draugauti. Apsidžiaugė Plepsė. Tai ir draugaukim. Nudžiugo Nemigėlis. Išgalvota avietės istorija. Prisivalgę ir įsilinksminę, Nemigėlis su Plepse pamatė pilną indelį raudonų uogų. Regis tai buvo braškės ir viena avietė. Mes pasidalysime šią avietę. Žiūrėk, kaip tai paprasta. Tarė Plepsė. Ji pavertė uogą. Avietė susidaro iš mažų rutuliukų. Todėl vieną jų iš apačios gražiai atskyrė ir atplėšė nuo didžiulės uogos. Kaip keista atrodo, kad ši didelė uoga sudaryta iš daugybės mažų uogyčių. Nusistebėjo Nemigėlis. Tu teisus, nes beveik taip ir yra. Ir beje, aš žinau šios uogos atsiradimo istoriją. Prarydama sultingą rutuliuką, atsakė fėja. Labai įdomu, papasakok. Susidomėjo Nemigėlis ir prisėdo klausytis istorijos. Patikėkit, jei jau kas susidomi Plepsės tauškalais, ji nepraleis progos pakalbėti. Tada klausykis. Augo kadaise krūmas. Vešėjo žali lapai ir siūravo šakos, na kaip ir visų krūmų. Atėjo vasara ir jo šakelės pražydo baltais žiedais. Netrukus žiedlapiai nukrito ir toje vietoje pradėjo augti uogelė. Iš pradžių ji buvo žalia, po to pradėjo rausti ir nokti. Tik žinok, ji buvo visai mažytė, štai kaip šis rutuliukas. Bet labai savimi puikavosi ir laukė, kol užaugs didelė raudona uoga, tarsi braškė. Tempėsi į šonus, kiek galėjo, bet po kurio laiko pastebėjo, kad daugiau neauga. Supyko uoga ant krūmo ir sako. Tu toks didelis ir lapai tavo didžiuliai, o aš? Štai kokia mažytė, beveik nematoma. Užaugink mane, kad būčiau didelė ir patraukli uoga. Jei aš tau duosiu daugiau energijos, tu tiesiog susprogsi. Na, bet galiu užauginti dar vieną tokį rutuliuką šalia tavęs ir tu atrodysi daug didesnė. Tarė krūmas. Uoga sutiko ir greitai šalia jos prisirpo dar vienas rutuliukas. Bet avietė toliau raukėsi ir visai netrodė patenkinta. Ar tau kažkas nepatinka? Pasiteiravo krūmas. Kažkokia nesąmonė. Burptelėjo uoga. Ar tai uoga? Tai tiesiog du rutuliukai, kaip du spuogai. Nei forma graži, nei aš į braškę panaši. Gerai, tada laikykis. O kai jau užteks, sakyk, kad sustočiau.
tarė krūmas ir nutilo. Nuo tos akimirkos šalia pirmos avietės rutuliuko pradėjo augti kiti. Kiekvienas puikavosi savo grožiu ir gyrėsi, kuris saldesnis. Maža to, augantys rutuliukai pradėjo spausti pirmąją uogelę. Tada ji pasijuto suspausta, negraži ir nereikšminga. Išsigandusi pradėjo šaukti krūmui. Pakaks, daugiau nebenoriu. Nuo tada avietė ir tapo tokia trapi, tarsi iš atskirų uogelių sudaryta, viena graži didelė uoga. Štai kokia jos istorija. Kol Plepsė pasakojo, Nemigėlis patyliukais raitėsi iš juoko ir kai jį baigė, paklausė. Tu čia pati sugalvoji, ar tau koks melagis papasakojo? Oi, jei netiki, daugiau nieko nepasakosiu. Užrietė nosytę fėja. Ką tu? Tai pati linksmiausia istorija apie uogą, kokią esu girdėjęs. Pagyrė ją Nemigėlis. Plepsė matė, kad jos tauškalai jam vis tik labai patiko ir slapčia didžiavosi savo istoriją. Staiga, kažkur už durų pasigirdo žingsniai. Nemigėli, tu sakei, kad čia nieko nebus. Išsigando Plepsė. O tai tau, tai tikriausiai kipėjas sugrįžo, reikia sprukti. Stryktelėjo naminukas. Va, jie dabar mūsų čiups, uždarysi narvus ir rodys žmonėms kaip eksponatus, o jie sugalvos mus iškepti ir suvalgyti. Greitakalbė išbėrė žodžius Plepsė, dusdama iš baimės. Nutraukė ją Nemigėlis. Ką čia tauški? Žmonės fėjų nevalgo. Tu geriau dairykis, pro kur mums pasprukti. Plepsė iš baimės tauškė ir tauškė visokius niekus, jau regėdama save mirties akivaizdoje. Viskas, mums galas, man stoja širdis, aš tikriausiai mirštu. O koks trumpas buvo mano gyvenimas, man taip nepasisekė. Te ištarė Plepsė ir tuo metu Nemigėlis uždengė delnu jos burną. Jis pasislėpė už stalo kojos ir galvojo, ką daryti. O tuo metu Plepsė pasimuistė ir per akimirką atsirado prie išėjimo. Pasislėpė už kėdės ir stebėjo, kaip prie Nemigėlio artinasi žmogus. Kur dingo mano picos gabalėlis? Ir ką šitokia netvarka padarė? Staiga pasigirdo sunerimusio žmogaus balsas. Reikia tučtojau visą tai sutvarkyti. Žiūrėk, jis nueina, sprunkam. Nieko nelaukdama sušuko Plepsė ir nėrė pro duris. Kažką nugirdęs, žmogus apsidairė. Parodė prisidėjęs pirštą prie lūpų Nemigėlis. O ne, Susinervino fėja ir jau iš lauko pusės pamatė, kaip Nemigėlis taikosi bėgti. Atrodė, jei žmogus atsisuks, tai tikrai jį pastebės. Bet Nemigėlis taip skuodė, kad žmogus, jei ką ir nugirdo, nebūtų spėjęs jo pamatyti. tik per plauką likome gyvi, tu vos mūsų nepražudei. Vis dar giliai kvėpuodama nuo patirtos baimės pyko fėja. Žinai ką, aš tau pasakysiu. Tu tikrai per daug plepi. Dėl tavo pliurpalų jis mus tikriausiai ir pastebėjo. Oi, tai tu sakai, kad čia saugu, o aš juk nesu jokia drąsuolė. Na, išdaigos ir nuotykiai man patinka, tačiau mirti dėl jų aš tikrai nepasiruošus. Atsakė ši. Gerai. Bet picos tai labai skanios buvo. Atlėgo Nemigėlis ir pasiglaustė pilvuką. Aha, dėl to nesiginčysiu. Įsivėpė Plepsė, akimirksniu pamiršusi ginčą ir abu susijuokė. Gal ta proga kokia dainelę sukursi? Paklausė Nemigėlis. Plepsė trumpai paburbuliavo kažką po nosim ir uždainavo. Smaguriavome smagiai, mūsų užklupo nelauktai. Nors pati pabėgt suspėjau, Nemigėliui nepadėjau. Kailis sveikas vos paliko, nuotykis vis tiek patiko. Bla bla bla, na na, štai tokia keista daina. Bla bla bla, na, štai tokia keista daina. Abu dainavo šią dainą ir vėl linksmai juokėsi. Visą dieną draugai landžiojo po įvairiausius miestelio užkaborius.
Jei kam iš vaikučių dingo žaisliukas, žinokite, tai naminuko darbas. O jei kavinėje maistas buvo per surus, tai irgi jo darbas. Fėja Plepsė niekada nekrėstų tokių eibių, bet naminukams nepasakysi. Ką jie nori, tą ir daro. Belieka tik pasijuokti iš jų išdaigų. Nors būna, kad koks piktesnis dėdulė ima ir supyksta savo kišenėse radęs akmenukų, bet vėliau ir pats iš to pasijuokia. Štai tokios nemigėlio išdaigos. Todėl jos ir patiko Plepsei, kuri sakė per gyvenimą dar niekada tiek nesijuokusi. Šie du bičiuliai net nepastebėjo, kaip atėjo vakaras. Plepsė pavargo ir užsimanė miego. Labai norėčiau aplankyti tavo fėjų slėnį. Tačiau šiąnakt esu susitaręs su miestelio pelėda susitikti. Nes, kaip žinia, pelėdas naktimis nemiega. Dabar žinai, kur aš gyvenu, todėl bet kada lauksi svečiuose. Eisim pas gnomus papietauti, nereikės maisto vagiliauti. Pasijuokė Plepsė. Kiek jau ten to maisto paėmėm? Žmogaus vienas kąsnis didesnis nei mūsų visos savaitės pusryčiai, pietus ir vakarienė. Pateisino savo išdaikas nemigėlis. Taip ir baigėsi pirma šių draugų pažinties diena. Abu atsisveikino ir nuėjo kas sau. Plepsė grįžo į savo slėnį ir krito į jaukius patalus. Ir po nuotykių kupinos dienos užmigo per sekundę. O nemigėliui, žinoma, iš karto pasidarė nuobodu. Ir jis visai neketino snausti. Džiaugėsi naminukas, kad pagaliau susirado draugę ir pradėjo laukti kitos dienos, kada galės pats ją aplankyti. Su visais drabužiais ir net su batais trupam prigulė savo per mažoje lovoje ir laukė, kol tinkamai sutems, kad galėtų keliauti į svečius aplankyti pelėdą. Vis tik gera turėti draugų. Su jais linksma ir nenuobodu. Atsiduso prisimindamas dieną nemigėlis. Nuo seno yra žinoma, kad naminukai labai neramios būtybės ir labai myli krėsti eibes. Todėl, jei kieno nors namuose dingsta daiktai ar maistas, jei kažkas netikėtai išmėto žaislus ar į arbatą priberia druskos, galite numanyti, kieno tai darbas. Bet jei naminukui patinka namų gyventojai, jis visada padės namų šeimininkui ir taps ištikimu draugu.